Sveikos visos. Norėčiau šiandien pasidalinti keliolika patarimų, kaip jūs galite harmonizuoti savo Saturną, jeigu jūsų sielos formulės tam tikroje pozicijoje, ar tai būtų centre, ar tai būtų orbitose, nesvarbu, jeigu Saturnas yra retrogradinis arba silpnas, jūs galite vadovautis šitais kasdieniniais patarimais, kad jūsų Saturno energija gyvenime sustiprėtų. Suformuokite labai aišku vidinį stuburą, nekintamą požiūrį į sistemą visam gyvenimui. Tai reiškia, kad žmogus turi turėti savo vertybės ir jų laikytis. Taip, tas vidinis stuburas, jūs turi suprasti, kad jisai duoda jums tokio pasitikėjimo veikti, taip, kai aš žinau, kokios yra mano vertybės, koks yra mano kelias, kaip aš jį eisiu, tai atrodo, aš esu toks tvirtas, manęs nieks nepaveiks su savo kitą nuomonę, arba ten neišbalansuos, sakys, kad tu čia nesąmonę sugalvoji, tai čia tavo nuomonė, o aš žinau, kad aš taip sugalvoju, aš tikiu šitą idėją ir aš einu. Tai yra tvirtas tas stuburas. Taip? Ir jį dažnai labai, bet irgi iš tėčio vaikai perima. Nes tėtis, tai yra, tėtis išmoksta mūsų sėkmės, taip, ir to priduoda to saugumo veikti, realizuoti socialiniai aplinkoj, taip, Saturno socialinė planeta. Ir dažnai, ir tai nereiškia, mes aišku po to kalbėsim, kaip apie vaikus kalbėsim, tai nereiškia, kad tėtis turi atsisėsti ir kalbėti su vaiku, taip, rimtai. Žinai, vaikeli, tau suėjo 6 metai, tu žino, kad tu turi būti drąsus, tau visada viskas pasiseks, nors aišku, tai neturi būti tokio pokalbio, bet jeigu vaikas jau užduoda kažkokius klausimus, kad ir tai pačiai mamai, pavyzdžiui, aš su savo vaiku irgi kalbu, jeigu aš matau, kad aš kažkur tai galiu jį nukreipti pagal jo tas stiprias planetas arba silpnas, bet jas sustiprinti, visą laiką kažkokią savo išmintimi aš pasidalinu, tai duoda, tai įdeda į vaiką irgi tam tikras svarbės mintis, kurias jis po to turi didelę tikimybę realizuoti. Drąsiai per visus išbandymus, stropiai ir kryptingai ženkite link savo brangiausios svajonės. Vėlgi, turiu planą. Turiu planą ir nesvarbu, kas ką galvoja, aš einu link tos savo brangiausios svajonės. Dykite valią, kantrybę ir ištvermę. Išmokite punktualumo. Kelkitės anksčiau, eikite į darbą anksčiau, planuokite savo reikalus, veskite kontrolinį sąrašą, pažymėkite atliktas užduotis, įvaldykite laiko organizavimą. Šitie, pavyzdžiui, kaip harmonizuoti Saturną ir kitą skaidrę, pavyzdžiui, tinka visiems, kas turi silpną Saturną, ir, pavyzdžiui, kas vadovaujasi savaitės dienų energijomis pagal planetą, tai Saturnas prisimenam, kad yra šeštadienis, todėl puikiai galite šitą daryti, pavyzdžiui, organizuoti savaitę sekančią ne šeštadienį, ne sekmadienį ar pirmadienį, o būtent šeštadienį. Taip, stenkitės dažnai atlikti generalinį namų tvarkymą, išmeskite viską, kas nereikalinga, askezė, taip, Saturnas tai askezė, reiškia kažko tai trūkumas, tai neturi būti perteklius daiktuose, mintyse, taip pat ir visur, taip, maisto produktuose, mityboje ir panašiai. Taip, šiukšlės linkusios kaupti neigiamą energiją, net nepastebėsite, kaip namai tampa šviesesni ir pagerėja jūsų nuotaika. Gerbkite vyresnius, atleiskite ir dažniau jiems dėkokite. Taip, Saturnas, ta planeta yra susijusi su ir išmintimi, ir brandumu, ir būtent pagarbą vyresniems žmonėms. Palaipsniui pereikit prie sveikos mitybos, atsisakykite nesveiko maisto, pradėkite valgyti daugiau šviežių daržovių ir vaisių, gerkite daug vandens. Išmokite dirbti ne dėl rezultato, o dėl užduoties kokybės, mylėkite procesą. Rezultatas svarbu, bet nereikia, čia turime omeny, jūs turite pajausti tą procesą, tą kelią, kurį jūs einate link to rezultato. Taip? Reikia būtent jausti tą malonumą,
siekiant to rezultato. Taip? Nes vien tik, jeigu svarbus tik rezultatas, tai čia daugiau galbūt net Marsas, ne, jisai nori pasiekti kuo greičiau, ne, būti pirmas. Taip, o čia Saturnas jisai neveikia greitai, jisai mąsto, jisai apsvarsto, jisai sustrateguoja ir tada eina ir būtent turi būti tas malonumas einant tą kelią. Taip, tobulinkite savo profesinius įgūdžius, kad pagerintumėte savo socialinę padėtį ir didžiuotumėte savo karjeros pasiekimais. Ir vėlgi rūpinkite savo sveikata. Sveikata iš tikrųjų yra svarbu. Dar žiūrėkit, norėdami susidraugauti su savo Saturnu. Taip, tai išmokite vertinti savo laiką, planuokite kiekvieną dieną ir laikykitės grafiko. Kai tiksliai žinosite, kiek laiko skirsite įvairiems dalykams, galėsite palaikyti tvarką savo gyvenime, nebus chaoso, taip, nebus kažkokio šoko, nes pamenat, pradžioje kalbėjau, kad jeigu Saturnas viską suplanuoja ir ateina kažkoks tai netikėtas įvykis arba planai kažkur sugriūna, tai žmogui gali kilti panika, taip, tai va, išmokite deleguoti. Taip, nes darbų visada bus daugiau, jeigu Saturnas yra centre, mini centre, ten Veneros orbitoje, jeigu moteris Marso orbitoje, jeigu vyras ir panašiai. Išsikelkite tikslus ir jų siekite. Siekite rezultato ir niekada nepasiduokite pusiaukelėje. Taip, nepasiduoda Saturnas, nes jam svarbus tas rezultatas. Ne greitas rezultatas, o apgalvotas, apmąstytas rezultatas. Laikykite savo žodžių. Nedalinkite tuščių pažadų, o jei kam nors ką nors pažadėjote, darykite viską, kad tai įvykdytumėte. Taip, disciplina yra svarbi. Palaikykite savo namų švarą. Saturnas negali pakęsti netvarkos. Išmėtytų daiktų, purvo, dulkių. Atsikratykite nereikalingų daiktų, sutvarkykite savo erdvę. Taip. Sudarykite sąrašus produktų, būtinų veiksmų ir panašiai. Sąrašus, planai labai mėgsta tas Saturnas ir visada analizuojant sielos formulę, vienas iš tokių patarimų mano paprasčiausių, kuris tinka būtent Saturno harmonizavimui, tai yra, kad sudaryti planelį. Ir būtent, kad ir kasdienį moteris kartais galvoja, aš sėdžiu namie su vaiku, atrodo, kokie čia pas mane gali būti planai. Tai gali būti, galit suplanuoti, ką gaminsit, taip, kada gaminsit. Galbūt atrasit laiką, pavyzdžiui, nežinau, peržiūrėti spintą sutvarkytą, ne? Šitos visus punktus surašot ir kai atliekat, jūs užbraukiat. Ir žinokit, toks pasitenkinimas ateina, kai jūs braukiat, kad kažkokia užduotis, kad ir pati lengviausia, kurią jūs atliekat kasdien, bet jūs ją užrašot ir užbraukiat, ateina toks pasididžiavimas, taip? O tai ir yra Saturno tokia energija, kai jūs suprantat, kad jūs verta, nes jūs pasiekėt tą rezultatą, kurį norėjot pasiekti. Jūs užrašėt, kad jūs turit pagaminti, nežinau, burokėlių sriubą, taip, paprasčiausiai kasdieniški darbai. Jeigu dar to nesat dariusi, ta prasme, niekada nekuriat, planų. Užbraukėt ir taip yra tvirtinimas tas vidinis stuburas per rezultatą, o tai yra savotiškas jūsų rezultatas. Tai čia yra patarimas tiem žmonėm, kurie niekada nieko neplanavo. Ir pas juos gyvenime yra chaosas, netvarka, kažkokie sunkumai su valstybės institucijom kažkokiom ir panašiai. Tai aišku nepataisys, bet tai duos jums supratimą, kad būtent planavimas tai yra ir toks atsakingumo jausmas, kai jūs atsakingai laikotės, jūs pati kontroliuojat savo veiksmus ir savo dieną. Tai Saturnas turi būti ir lankstus, nes kitaip gali sprogti smegenys. Taip, jeigu, pavyzdžiui, jūs gaminat sriubą ir pritrūkot burokėlių. Taip, kodėl? Nes dieną prieš tai jūs neįtraukėt į sąrašą burokėlių pirkimą. Tai toks kasdieniškas, paprastas, galbūt ir juokingas pavyzdys, bet man atrodo, kad daug kam dabar gali būti aiškiau. Taip, naudokite žoleles, prieskonius ir aromatus, kurie irgi harmonizuoja ir stiprina Saturno energiją. Tai gali būti smilkalai,
Ašvaganda triphala. Taip, šios priemonės stiprina organizmo gyvybingumą ir skatina gijimą. Ajurvedinis mišinys triphala yra tiesiogiai susijęs su Saturnu, nes jis pašalina iš organizmo toksinus ir atliekas, bei giliai išvalo visus audinius. Saturno aromatai yra santalas, kedras ir kadagys. Jie turi gydomąjį poveikį panašų į išvardytų žolelių veikimą. Akmens terapija. Litoterapija, akmenų terapija. Taip, tai gali būti ir, pavyzdžiui, karštų akmenų masažas. Taip, nes masažas, pavyzdžiui, irgi tinkamas Saturno energiją stiprinti, taip, nes jisai atpalaiduoja jūsų įtemptą kūną po visos darbo savaitės, todėl masažams puikiai yra tinkamas šeštadienis. Taip, vat ir laikas savo ir taip pat šeštadienis Saturno diena ir jūs būtent atpalaiduojate savo kūną ir po to jau puikiai galite pasiruošti ateinančiai darbo savaitai. Toliau, kalnai arba dideli medžiai. Jūs galite pasivaikščioti arba kalnuose, arba ten miške, atsipalaiduokit, pakvėpuokit, irgi pravalykit tas savo mintis, ir plaučius tos pačius, apkabinkite medžius, įsižeminkite. Taip, basa pasivaikščiot galite ir panašiai. Nugaros stiprinimas yra svarbu, taip, nes Saturnas atsakingas už nugarą, už mūsų kaulų sistemą, pirmiausia, taip. Taigi, atsipalaidavimas, masažas, kaip ir minėjau, ne tik su akmenimis, tiesiog tada buvo pavyzdyje būtent apie akmenis kalbėjom, tai tiesiog pateikiau pavyzdį, bet ir paprastas atpalaiduojantis masažas arba nugaros masažas, taip yra labai labai geras Saturno harmonizavimui. Druskos vanios, taip, plaukiojimas, kažkokie pratimai, kaip tempimo pratimai arba stiprinantis nugaros raumenis, taip, yra irgi labai labai svarbus. Ir grūdinimasis irgi yra puikus Saturno harmonizavimui. Šeštadienis asketizmo diena gali būti, nes šeštadienis Saturno diena, Saturnas labai susijęs su askeze. Tai yra maistas, informacija, bet kas jūsų pasirinkimų. Kažko tai šeštadienį galite atsisakyti, arba ten, sakau, nežiūriu į telefoną, ten į socialinius tinklus, arba ten nevartoju cukraus, nežinau, kažko tai trūkumas, taip, turi būti šeštadienį, arba atsikratau nereikalingų daiktų. Tai nėra askezė, bet vis tiek, pravalyti savo erdvę arba savo kūną, su kuo, arba su informacija, arba ten su tam tikrom medžiagom, turiu omeny, kad pravalyti toksinus. Taigi, pagrindinė dar viena mintis, galbūt tokia pabaigai, kad Saturnas tai yra karmos saugotojas. Jis gali vienaip ar kitaip paveikti bet kurį žmogų. Sunkesnius savo gyvenimo laikotarpius jūs galite jausti kas 7-9 metus. Tai yra Saturno sugrįžimo laikotarpiai, taip, toks mini ciklas, sakykime, Saturno, pagal gimimo horoskopą. Todėl harmonizavimo metodai gali būti naudingi absoliučiai kiekvienam, nesvarbu, kurioj srity, taip, kurioj vietoj sielos formulėje yra Saturnas. Mes žinom, kad ir stiprus Saturnas kartais vis tiek pasireiškia per neigiamą energiją, todėl šitie patarimai yra tinkami visiems, taip, ir gerbkit save, rūpinkitės savimi, būkit atsakingos, taip, įveskit tam tikroj gyvenimo srity discipliną, taip, kurioje parodys būtent jūsų sielos formulė. Ir tai atneš jums rezultatų, nes Saturnas būtent ir atneša tuos rezultatus.